Ruošiatės sodinti pomidorus į šiltnamį, ar žinote, kaip tai padaryti lengvai ir teisingai, kad džiaugtumėtės gausiu derliumi? Optimalus laikas, kada sodinti pomidorus į šiltnamį, turime atsižvelgti į kelis dalykus. Orą turėtų būti bent +10 naktimis, taip išvengsime šalnų, bei rinkitės labiau apniukusią dieną arba labiau į vakarą tam, kad nenudegintumėm daigų. Be abejo, daigai turėtų būti grūdinti arba laikykimės tokių orų, kad juos mažiau nudegintumėm. Tai pirmas žingsnis sodinant pomidorus į šiltnamį yra išsidėlioti juos reikiamais atstumais. Kadangi šiltnamį plotas ribotas, tad nurodytų rekomenduojamo atstumų gana sunku laikytis. Tai turėtų tarp augalų būti bent kas 40 cm ir jie neužstoti vienas kito. Tad geriausia yra pasiimti visus į šiltnamį pomidorus ir įsidėlioti juos šachmatiškai, taip kad erdvėje kuo daugiau tilptų į šiltnamį. Pomidoro daigus sodiname šiek tiek įstrižai ir giliau negu kad jie augo. Taip pat sodinant labai svarbu nepažeisti šaknų, tad netraukite pomidoro taip, nors šį kartą atsikabino labai lengvai, nes turime labai gražią šaknų sistemą, bet paprastai apverčiame, šiek tiek sujudiname ir tada išsaugome visas šaknis sveikas. Patiko šis mūsų patarimas? Kviečiu užsiprenumeruoti mūsų kanalą, grįšiu su patarimais, kaip teisingai genėti pomidorus. Duobę ruošiame paprastai, galime pagerinti biohumusu ar kompostu, bei būtinai nepamirškite žuvies miltų. Tai yra natūralus fosforo šaltinis, kurio labai reikia pomidorą megzti ir derėti. Ir išsodinus pomidorų daigus labai svarbu leisti jiems prigyti ir nesukelti papildomo streso. Gausiai juos palaistykime, jeigu reikia pridenkime, bei palikime juos ramiai tam, kad jie spėtų įsišaknyti. Neskubėkite tręšti ar gausiai laistyti. Turi praeiti bent 2-3 dienos priklausomai nuo orų ir tik tada juos gausiau laistyti. Šaknis turi suprasti, kad jos yra persodintos ir eiti gilyn. Ir jeigu norite estetiško, švaraus, gražaus vaizdo šiltnamyje, labai naudingas darbas bus pamulčiuoti. Rinkitės iš natūralių organinių mulčių, pavyzdžiui, grikių lukštų mulčio, kurį padengia maždaug 5 cm sluoksniu, turėsime dvigubą naudą. Tai visų pirma drėgmės išsaugojimas ir piktžolių kontrolė. Ir trečias dalykas, turėsim išties gražų vaizdą šiltnamyje. Pasodinau pomidorus, grįšiu į šiltnamį jų palaistyti ir pririšti po poros dienų, kai jie natūraliai atkels stiebus, o dabar dar pasodinsiu šalia ir porą serenčių, nes jie yra natūralūs kenkėjų priešai.